Labas rytas, jūs žiūrite laidą apie ūkį ir bites. Šįryt visus norime pakviesti į Tauragės rajono Dirvėnų kaimą. Čia moderniame ir šiuolaikiškame ūkyje dirba dvi ūkininkų rumbučių kartos. Didžiausią postūmį šeimyninio ūkio modernizavimui ir plėtrai davė ES teikiama parama. Kviečiu žiūrėti. Tauragės rajone Dirvėnų kaime Alma Rumbutienė kartu su vyru Viktoru net neplanavo tapti rimtais ūkininkais, o kad kartu su sūnaus šeimyna darbuosis nuosavoje modernioje fermoje ir pagalvoti nedrįso. Šiandien rumbučiai gerai žinomi rajone, ne kartą pelnė Tauragės metų ūkio apdovanojimus. Pradėjom nuo 4 karvių ir nuo vieno traktoriuko tokį iš bendrovės gavom sulūžus 25. Senus tvartus remontavom, plėtėmės gyvulius, pirkinėjomės tos technikas po biškį, bet sunku kai buvo. Nežinau, nei ką daryti, ar į miestą eiti, ar iš ko pragyventi, nes ir jauna šeima buvom, tikrai tų darbų neturėjom. Vis tiek sugalvojom, kad reikia kažką tai prie žemės pasilikti. Rumbučiams patogu ūkininkauti. 40 hektarų nuosavo žemės visai šalia sodybos. Dar 20 hektarų ūkininkai nuomojasi. Nusprendę užsiimti pienininkystę, sutuoktiniai įsigijo daugiau karvių ir ėmė planuoti naujos fermos statybą. Senus tvartus buvo viskas rankom. Reikėjo ir mėšlą išnešti, ir pašarus sunešti, karviams sudėti. Buvo daug darbo, tai grįžome statyti naują. Tada dar tuo labiau paramas, kai prasidėjo, tai gavom paramą ir statėm. Karvės nežinau, kodėl pasirinkom. Gal tokie pinigai greitesnė, praeina 2 savaitės ir tu jau gauni pinigų, tu gali toliau suktis. Dabar, kad jau viską įsirengėm ir taip įsilingavom, atrodo, kad taip ir reikia. Mes pasirinkom pririštas. Vienas dalyks fermas, plots mažesnis reikalingas jau negu palaidoms. Nu taip, čia bijom, čia tas mūsų didelis ūkininkas tur palaida. Kažkaip taip nuvažiuodom žiemą, ypač tų nusiskundė, jeigu per šalčius ten vanduo įšaldo, kažkaip bijojom tų tokių šalčių, kad pas mus per šaltas žiemas, statėm pririštą. Nu, va dabar matot, jos čia visos surištos, matėt, aš važiavau su vežimu, šėriau kombikormą. Nu ir aš žinau, ta duoda 15 litrų, aš įpilu 2 šiupelikės, jeigu ta duoda 5, aš į vieną tepilu, nes kaip kitaip, taigi čia ne. Ir tos pašarus, dabar kita menkesnė, va čia toj pusėje jaunesnės, menkesnės, jos jums ir to melaso daugiau papili ir pašarą atneši šviežesnį vis. O jeigu bus palaida, taigi, matot, va koks tos didumas, koks čia tų didumas, taigi ateis nustoms ją ir viskas. Ir jau nėra jau nei karvės, nei pieno, jau ji bus nuskriausta. Nedidelis rumbučių ūkis modernus ir šiuolaikiškas. O didžiausią postūmį jo modernizavimui ir plėtrai davė ES teikiama parama. Pasinaudoję Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą žemės ūkio valdų modernizavimui skirtą paramą, nitratų direktyvos reikalavimų ir naujų privalomų bendrijos standartų įgyvendinimui, ūkininkai pasistatė srutų rezervuarą. Buvo mėšlo direktyva, nitratų direktyva, tai yra ir pieno direktyva. Kiek ta suma? 170 000, kiek mes iš vis gavom per abitas direktyvas. Tai iš nitratų pastatėme išlydį, o iš pieno direktyvas, tai iš pieno šaldytaus, pieno linijas, ten visi boksai, kilimėliai karviams stovėti, tuos visus nusipirko. Mes pasistatėm tai be paramos, bet visi įrengimai viduje, viskas jau yra iš paramos pinigėlių pirkta. Nu ir iš pradžių buvo tokia labai didelė baimė į bankus eit paskolą imti, jau buvo kai siaubas didžiausias. Nu, paskui, kada ėjom į paramą, jau kitaip ir negalėjom, nes pirmą reikėjo įrengimą nusipirkti, paskui tik tavo agentūra pinigus atidavė. Tai jeigu ne parama, tai nežinau, kaip čia būtų, kaip su tam išlydė būtų su visko buvę čia. Nes tiek pinigų, tai, žinai, tais laikais dar tiek, tai nebuvom gavę tiek niekada. Kai gavom pirmą paramą, tai padėjo į sąskaitą, netikėjom, kad tiek pinigų jie. Valdžia padėjo, pinigėlių davė, tik tai, aišku, yra čia dar ir tokių pavydo gaidelių, kada, o čia jūs gavot, bet kad paprasčiausia, sakau, žmonės nesupranta, turbūt galvoja, kad čia, jei su ta šitau pridėjo tų pinigų, taipgi nėra, reikia ir popierius rašyti, projektus daryti, ir juos vykdyti paskui, ir įsipareigojimus turėti. Šiandien naujame tvarte 30 karvių ir 20 telyčių. Samdyti darbininkų nereikia, visus darbus nudirba patys.
Modernizavus ūkį, Rumbučiai netgi besiveršiuojančias karves stebi būdami namie. Fermoje prie tokios karvės iš anksto pakabinama stebėjimo kamera, todėl prireikus galima greitai gyvuliui padėti. Prie manęs ir pakabino tą kamerą, kad aš mažiausiai miego noriu. Ir pažiūriu, paskui jau matai, kada jau veršiuojas, tada jau kylam ir einam visi. Pasinaudoję Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą žemės ūkio valdų modernizavimui skirtą paramą, Rumbučiai įsigijo ir naujos technikos. Ūkininkų šeima neabejoja, kad vien tik sunkiu darbu šiais laikais klestinčio ūkio nesukursi. Būtina ir parama. Ypač tokia, kuria nuo 2007 metų galėjo naudotis dauguma Lietuvos žemdirbių. Antroji buvo ūkio modernizavimas, valdų modernizavimas. Antroji tai už techniką mes buvom nusipirkę ir traktorių, ir presą. Žalios masės ir šienapjovė, viskas, rutovežį. Jau viską mes turėjom, bet paskiau, kai galėjai, atidavė ir už tuos, kur jau buvom nusipirkę. Tai jau čia buvo irgi didelį parama, 50% atgavom. Be Europos paramos, tai aš nežinau, kas būtų iš to kaimo ir iš tų ūkių likę nieko. Nieko, tikrai nieko. Nesupranti, kada darai darbą, darai statybas, darai įrengimus, taigi mokėti reikia čia ir dabar, o kada tu surinksi iš pieno tų pinigėlių, žinot, kokios tos pieno kainos irgi. Palyginti nedidelio Rumbučių ūkio stipriosios pusės, dideli primilžiai, gera pieno kokybė ir tvarkinga aplinka. Alma ir Viktoras gerai prisimena kolūkių laikus, kai iš karvės per metus vidutiniškai būdavo primelžiama apie 3,5 tonos pieno. O štai jų fermoje pernai vidutinis primilžis iš vienos karvės viršijo 9 tonas 300 kilogramų. Yra mišrūnės, čia iš pradžių tai buvo tos Lietuvos juodmargės, o dabar sakau, tas juodmargės kryžminom, čia sėklintojas tų atsiveždavo tos permos, tos sėklos, tų kanadietiškų ir vokiškų visokių. Tos amerikonkos, tai jų yra visai kitoks eksterjeras, jos didelės aukštos yra. Ir to pieno duodavo, dabar neseniai čia kontrolės asistentė darė kontrolę net važiavusi, tai viena neseniai vedusi, davė 22 litrus ant vieno karto. Nu, tai jeigu esat kada, kokia močiutė ar kas nors yra karvę turėjus, tai jau žinot, kad yra daug, jau čia du kibirai ant karto. Ūkį mano pagrindai ir prižiūrėti gyvulius, tiek vasarą, tiek žiemą. Vasarą ganyti, ganyklas apžiūrėti, žiemą šėrims pagrindė. Anksčiau nieks negalvodavo, kolūkį dirbdavo taip atmestinai, o savo žinai, kad dirbi vis tiek. Jau rimčiau. Rumbučių pieno ūkio modernizavimas kainavo daugiau nei 300 000 litų, tačiau sustoti nėra kada. Norint išlikti konkurencinėje kovoje ir neatsilikti nuo kaimynų, tenka nuolat investuoti į ūkio plėtrą ir naujausias technologijas. Praėjusiais metais perdirbėjams pardavus 270 tonų pieno, neseniai ūkininkai nusipirko naują 0,5 tonos talpos šaldytuvą. Pieno linijas, yra pieno aušintuvas, viskas vamzdžiais, parbėgi, pieno šaldytuvai. Viskas automatika, nei plauti, nieko, viskas įsiplauna. Tik reikia karvį uždėti ir nuimti. Yra žemės, yra karvės, tai dabar ir dirbam. Eina dar ir uždirbti, pragyventi ir nesiskundžia. O dirbti tai visur reikia kartu. Ar tu kaime, ar tu mieste. Laikas sustabdyti visada norisi tada, kai gerai sekasi. Visus praėjusių metų Rumbučių darbus vainikavo Tauragės metų ūkis 2012 apdovanojimas. O po reklamos pakviesime jūs apsilankyti pas entuziazmo nestokojančius Sūduvos krašto žmonės. Kazlų Rūdos vietos veiklos grupė bene mažiausia Lietuvoje, tačiau to nepasakysi apie čia gyvenančių kaimo visuomenininkų nuveiktus darbus. Pasinaudoję ES paramą, jie ne tik gražina savo aplinką ar tvarkosi visuomeninius pastatus, bet ir pasirūpina kaimo sportininkais. Kviečiu žiūrėti. Pro mūsų kaimuką teka Šešupiai ir yra brasta. Ir kažkada už upės buvo Puskepurių kaimas, dabar yra.
Ir eidavau puskelniečiai į kitų kaimų šūkius, pas mergas pasiraitoja kelnes, ir praminė vienu žodžiu, kad puskelniai, taip ir liko kaimo pavadinimas puskelniai. Rengėm kaimo jubiliejų tą 325 metai ir šventės metu surengėm Lietuvos rekordą. Į vieną grandinę sustatėm 364, man atrodo, su puskelnėmis apsimovusių žmonės. Humoro nestokojantis puskelnių žmonės, net ir labai garbingus kaimo svečius, priverčia vaikščioti plikomis blauzdomis. Nežinia, ką apie tai šiais laikais galvoja puskepalių moterys, bet patys puskelniečiai tradicijų išsižadėti neketina. Negana to, dar ir bendruomenės centro patalpas pasinaudoja ES parama susitvarkė. Bus dabar ne tik kur patiems susirinkti, bet ir svečių dar daugiau pasikviesti. Prieš 3 metus į tą bendruomenę įsirašėm ir pradėjom tvarkyti tos visus reikalus, visus popierius, sutvarkėm popierius ir pradėjom rašyti tos projektus. Ar jūs ką nors padarytumėt, jeigu bendruomenės būtų, kaip kitur, neaktyvios? Ne, tai be abejo nuo bendruomenės aktyvumas, bet kartais labai dažnai bendruomenėm reikia to postumio. Nes jie sako, mes nerašytume. Mes vien išgirdę ir jie vykdė projektėlius mūsų bendruomenės jau nuo 2006 metų. Tai nebuvo naujokai visiškai projektiniai veikloj. Kaip renginius darom, tai ateina žmonės, tai tikrai džiaugiasi. Ir, pavyzdžiui, šventes mes pastoviai darom tradicinės, Velykos, Kalėdos, vasaros šventės, rudens šventės, derliaus šventės. Pažvelgus, kai buvo, kas čia prieš 2 metus griuvėsiai, o dabar, ką čia, kiti žmonės namuose taip neturi. Patalpos geros, įdėta viskas apšildyta, kaip apšildyta, iš vidaus tik tai apšildyta, bet yra pastatytas naujas pečius, nauji radiatoriai, nauji vamzdynai, čia viskas sudėta. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta ES parama viešuosius projektus įgyvendinančios kaimo bendruomenės naudojasi jau nebe pirmus metus. Vietos plėtros strategijų įgyvendinimui Lietuvoje 2007-2013 metais skirta daugiau nei 430 milijonų litų paramos. 20% šios sumos skirta projektus administruojančių vietos veiklos grupių veiklai, o likusi paramos suma daugiau nei 360 milijonų litų vietos projektams. Mes iš viso bendrai strategijų turėjom 6 milijonai 330 tūkstančių. Čia su administravimu, su visom ir projektų lėšomis. Konkrečiai projektams buvo skirta 5 milijonai 239 tūkstančiai. Tai, ką mes per tuos 3 jau šaukimus esame surinkę, padarę, šiai dienai turime jau likučius tik tai. Šiuo metu vietos veiklos grupės yra įsibėgėję su savo darbais ir daugelis iš VVG yra jau įvykdę kvietimus teikti vietos projektų paraiškas. Tačiau ir šiai dienai dar turime VVG, kurios vykdo kvietimus teikti paraiškas. Labai džiaugiamės savo bendruomenėm, kad jos neturim nei vieno konsultanto. Visus rašo pačios. Mes gal esam tie konsultantai ir tikrai labai daug darbo įdedame, kad praktiškai ateina bendruomenė su idėja tik tai. Su idėja ir mes po to per mokymus, aišku, organizuodami, bet daugiau dirbdami į vietą, važiuodami su bendruomenė, kalbėdami, kur kokia galimybė. Ir jie patys tą rengia. Ta įvertina mūsų vertintojai, kurie vertino, kad gal tuose projektuose tų gal mažai tų teorinių žodžių, bet juose daug yra širdies. Kalbant apie jau įvertintus vietos projektus ir pasirašytas sutartis, tai šiai dienai turime per 2300 vietos projektų, kurie yra palaiminti ir pasirašyta paramos sutartis. Ir 1250 vietos projektų, kuriems jau yra pradėti vykdyti mokėjimai. Kadangi vietos plėtros strategijas visoje Lietuvoje įgyvendina VVG pirmą kartą, tai rašydami kaimo plėtros programą, pasitarę su pačiomis VVG, su mokslininkais, mes taip užprogramavome, nustatėme, kad ne mažiau kaip 70% visos strategijai skirtos sumos būtų privalomai skirta priemonė kaimo atnaujinimas ir plėtra. Pagal šią priemonę parama teikiama kaimo infrastruktūros gerinimui, vandentvarkos tvarkymui, kaimo vietoviai svarbių statinių tvarkymui, taip pat gali būti ir prioritetinis dėmesys teikiamas nekilnojamo kultūros paveldo objektų tvarkybai. Žiemos šalčių nebijo ir Antanavo bendruomenė. Čia gyvenantys žmonės ne tik susitvarkė patalpas, kuriomis dabar gali naudotis visi kaimo gyventojai, bet ir neleido sugriūti architektūros paminklui. Daugelį metų
Antanavo kultūros namai buvo be remonto, kada dar veikė Antanavo spirito gamykla, tai būdavo kaip šefai mūsų padėdavo ir renginiuose, ir inventoriuje, ir remontuose, bet jau 8 metai kaip nebeveikia filialas Antanavo spirito gamyklos, tai ir kultūros namai buvo gana apgailėtinų situacijoje. Taip kad remontas šitas, rekonstrukcija, renovacija kultūros namų buvo be galo reikalinga visai bendruomeniai, visam Antanavo miesteliu, visiems žmonėms. Jeigu taip pažiūrėjus į mūsų projektus, man pavyzdžiui, nemažai tikrai ir aplankius ir Europos, kitų šalių, ir man gaila, kad mūsų lyderio pinigai praktiškai ne visai ten yra skiriami. Mes šitais pinigėliais lopom biudžeto skylės. Mes remontuojam kultūros namus, mes rengiam aikšteles, mes darom kažkokius infrastruktūros, Bebruliškės bendruomeniai vandentiekiui ten, truputį trūko prie savivaldybės projekto, kad pajungti visą gyvenvietę, kad turėtų vandentiekį. Bet iš tiesų mūsų lyderio projektėliai turėtų būti visiškai inovatyvūs, naujoviški, ko niekas nefinansuoja. Projekto vertė yra 250 000, tai čia yra iš projekto vietos veiklos grupės 2007-2013 metų programos. Ir ta vertė, kaip sakyt, matosi, kas yra padaryta, kiek įdėta tų pinigėlių ir kaip dabar mes atrodome, tai tiesiog net pažįstamai pasikeitė ir vaizdas, ir žmonės, kurie jau užeina ir pamatė, tai labai jau džiaugiasi šituo ir laukiam kuo greičiau, kad pasibaigtų ir galėtume jau daryti renginius ir mažėti. Gal daugelis tik tai žmonės, kurie girdi apie tą europinę paramą, jie taip įsivaizduoja, ypač miesto, kada nuvažiuojam, sako, jums gerai, jūs ten gyvenat su europinė parama. Niekas nežino, kiek tai kainuoja. Prie projektuose administruojant neturim nei vieno lito tam administravimui. Kada išgirsti iš įtakingų žmonių, kad šiandien kaimas pilnom kišenėm. Ko? Tuščiom kišenėm, bet pilna dar širdimi, kad noras padaryti. Kol mes nebuvo renovacija, neturim apšildymų, šalom, kelis metus iš eilės šalom, elektrą apsišildym, tai yra baisios sąnaudos pinigėlių išeina, o dabar pastatyti įrengta nauja katilinė, pečius medžio granulėm, visai kas kita apšildom ir medicinos punktai, ir vaikų dienos centrą, ir kultūros neapsišildom, tai kas be ko, tai yra labai gerai. Antanavo dvaro istorija siekia 18 amžių. Kadaise čia veikė alaus bravoras, vėliau spirito varykla. Dvaro ansambliui priklauso ir vienintelė Lietuvoje šešiakampė medinė koplyčia, kurią, kaip ir dvaro parką, antanaviškiai taip pat ketina susitvarkyti. Taip, čia nuo dvaro laikų tas parkas yra likęs, kadangi ir buvo gražūs tvenkiniai iškasti, ir gėlynai buvo gražūs, ir kanalai buvo, ir atvažiuodavo į dvarą svečiai, giminaičiai, ir plaukiodavo valtelėmis, ir gerėdavosi, vaikščiodavo po tos gėlynus, po to parką, labai retų augalų ir atvežtų medžių iš Krymo, iš pietų Krymo atvežta daug tokių, kurių, žinoma, jų jau gal ir nebeliko tų tikrų, kad jie gal kažkiek tai ir įsigimė, bet jie yra tas parkas, kiekvienam antanaviečiui yra brangus, kaip ir koplyčia. Turim Antanavo parkų projektą, kuris labai sudėtingas, nes yra paveldo parkas ir yra 1,5 metų truko tik tai techninio projekto parengimas, dendrologiniai, istoriniai tyrimai. Projekto vertė, jeigu tai paskaičiavus, su techniniu projektu yra 1,5 milijono. Mes projektą turim 600 000 ir mes jį planuojam padaryti. Taip, tai čia yra paruoštas projektas, sutvarkyti kanalus, išvalyti tvenkinius, paruošti visus takus, kurie buvo, suteikti teltelius, apšvietimą, sutvarkyti aplink koplyčią, visą parką, kad tai būtų irgi, kaip sakyti, įvairiems renginiams, galėtume įvairias šventes daryti ir pačiai parke, tai irgi vasaros metu būtent, tai tas parkas yra labai reikalingas. Tačiau bus labai gražu. Bus labai gražu, taip, suoleliai, čia vaikščios ponius su gražiais skrybėlaitėm, su gražiais rūbais, bus nuostabus parkas ir dvaras ir koplyčia. Kur įmanoma rankų darbas padarys tą bendruomenį. Praktiškai į rangos darbus įdėjom ten, kur reikalinga technika, nes bus reikalinga ten tvenkiniai išvalyti ir mes tikimės, kad parodysim, kad ką 600 000 galima padaryti vietoj kelių milijonų. Ir tai vėl dėka tų žmonių. Tuo metu, kai daugelis nuo šalčių slepiasi šiltose trobose, Bagotosios jaunimas renkasi žaisti futbolo. Atsiradus galimybei pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatytą paramą vietos plėtros strategijų įgyvendinimui, kaimo bendruomenė nusprendė, kad labiausiai jiems reikia gero futbolo stadiono. Bagotojoje net 2 futbolo komandos, tad toks vietinių sporto mėgėjų pasirinkimas atrodo visai logiškas. Traktoriukas iš dalies irgi kilo mintis dėl stadiono, tik biskį anksčiau, nes stadioną
Mes planavom, iš tikrųjų, prieš 3-4 metus buvo irgi korespondentai atvažiavę, mes aiškinom, kad bus čia dirbtinė aikštė, dirbtinės dangos. Tai išėjo straipsnis, kad Bagotojoje utopinės svajonės aikštė, kad bus. Bet mes susispyrėm, traktoriukas, kadangi buvo pirmi vadinami minkštieji projektai lyderių. Tai jaunimo organizacija parašė projektą traktoriukui su ta mintim, kad jį būtų pūstuvas, kad galėtų tą aikštę, kuri utopinė tuo metu buvo, jau valytis. Ir iš tikrųjų pirma žiema, jau traktoriukas yra pas mus 2 metai, bet pirma žiema ir jau naudojam. Kadangi ta bendruomenė turi gilias tradicijas futbolo sportavimo, turi ne vieną komandą ir džiaugiamės, kad jie jau kitais metais praktiškai turi sutartį su futbolo federacija, kad nuomosis iš jų tą futbolo stadioną, kad surengti turnyrus. Tai mes tą džiaugiamės, kad tas tęstinumas jau jis yra. Ir jau jis yra ir jie jau galės bent to stadiono tvarkymų, jau galės kažkokias tai net ir pajamas gauti. Turim labai daug norų ir minčių netgi padaryti apšvietimą čia, kad būtų galima vakarais treniruotis, nes ypač dabar žiemą savaitgaliais aikštelė būna pilna, vidury savaitės po darbų grįžta jaunimas, jau tamsu iš tikrųjų negali pažaisti. Norų daug yra. Žaidžia ir žiemą? Žaidžia ir žiemą, už tai dabar irgi valoma aikštelėje, nes vaikai ateis 3 valandą treniruotis. Tai nežinau, ar spėsim nuvalyti, ar spėsim vėl prisnigti, nežinau kaip bus, bet treniruotis vyksta. Su kaimo plėtros fondo pagalba įsigyta technika be darbo nestovi ir vasarą. Jaunuoliai šienauja ir kitas Bagotosios viešasias erdves. Nelieka žolių ir pakelėse. Kaip sako patys sūduviai, viskas prasideda nuo mažų darbų. Gal tai mums yra pliusas, kad mes mažiausi. Nes kuo mažesnė tiek kaime bendruomenė, tuo jie yra arčiau vieni kitų. Yra sudėtinga prie didžiųjų miestų. Žmonės labiau nutalę. Ten gal tapę tik miegamaisiais rajonais tie kaimai. Mano nuomonė, tai iš tikrųjų ta tikroji kaimo plėtra tai ir glūdi po šią priemonę, po lyder priemonę. Nes nepaisant to, kad priemonė iš tikrųjų investiciniais būdais, realiamis investicijomis gražina kaimo vietovės, bet taip pat jinai telkia visus kaimo gyventojus, aktyvina juos, taip pat moko įvairių dalykų. Reikia prisidėti vos ne 20 000 darbų. Kaip bendruomenė pajėgs tiek parodyti savanoriškų darbų? Tada pirmininkai, aišku, puola, sako, mes būsim nepajėgus, sakau, šaukit susirinkimą ir tada spręskit visą bendruomenę, ar tikrai jums reikia to projektų. Ir jie susirenka visi ir jie, smagu viduje džiaugiasi, kada jie raštiškai, kiekvienas pasirašo, aš tiek valandų atidirbsiu prie šito projekto. Ir jie dabar, pirmininkai sako, žinai, jau jie klausia, kada čia reiks atidirbti, nes aš padėjau parašą. Panašu, kad po metų kitų apsilankę svetingame Sūduvos krašte pamatysime dar daugiau gerų pokyčių. Jų kartą pajutus, kad drauge galime nuveikti didelius darbus, vargu ar norėsi sustoti. Tiek paruošėme šiam rytui, susitiksime lygiai po savaitės, sekmadienį 9:30 per LNK. Primename, tie, kurie nori pamatyti mūsų laidos kartojimą, ieškokite internete adresu lnk.lt. Likite sveiki. Europa investuoja į kaimo vietovės. Projektą remia Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.